Counter strafingas per dalykas, tai va tiesiog, jeigu tu eini su D raidę ir paspaudė A raidę, tu tampi taiklus ir nejudi. Tai pavyzdžiui, jeigu aš dabar eisiu su A ir paspausiu D ir aš iškart šaunu, aš taikliai šaudau. Tas pats su W, jeigu su W einu ir S paspaudžiu, lygiai tas pats, taikliai šaudau. Jeigu su S ir W paspaudžiu, lygiai tas pats. Tai vėl šitą reikėtų irgi išmasterint, kad pajaustum savo counter strafus, kad kulkos tą tiesiai skristų. Ten, kur tu nori, kur ta krosėras yra, va, tarkim, mida, va, pita išklėlė, va, viskas, man kulkas taikliai šaudos ir dar aš kartais pajudu, va. Aš dar galiu pajudėti, bet aš viską taikliai šaudu, nors aš judu. Ne, tai... Nu, va, tai čia ta pati klaida, kaip ir vakar šnekėjom. Jeigu turi 500, tai arba full investuoja, arba šiaip iš visų rekomenduoju į armorą investuot, arba tiesiog draugelį išdropint kitus pistoletus. Tai čia tokia pati klaida kaip ir tavo. Reikia suprast, kad dar ateiti. Čia gerai, kad nušoja, bet vėl čia yra klaida, kad shift pikina į angle. Parodysiu, kaip irgi reikėtų pikint angle normaliai. Va čia yra geras pavyzdys, kad tu tikėjais šitam triple boxe ir tu tiesiog tokį greitesnį piką padarai su crouchu. Čia buvo geras pikas. Visus taip turėtum clearint angle maždaug taip. Malodės. Laimėjai raundą, rodas. Nu va, tai čia ta pati klaida kaip ir vakar šnekėjom. Jeigu turi 500, tai arba full investuoja, arba šiaip iš visų rekomenduoju į armorą investuot, arba tiesiog draugelį išdropint kitus pistoletus. Tai čia tokia pati klaida kaip ir tavo. Šitoje vietoje biškiau jisai užsibuvo. Reikėtų jau iš karto ateitinti longą, nes čia nėra point spamint šitą dūmą. Tai tiesiog jau, jeigu jis būtų po pirmo smoką čia įsiplėtusio timingo jau būtų čia, tai jis dar galėtų čia kokį nors fightą pasimti, nes dar long range ir dar su USP yra. Tai... Ir labai trūksta trackingo, tiek čia, arba čia palagino, nežinau, ką čia šaudo. Nice. Tai jam, čia buvo klaidos, kad per ilgai čia užsibuvo longė, kadangi spamino daug kartų longą, du magus ir po to jam čia neužteko kulkų, tai čia biški tokia klaida buvo, čia jeigu smokas ten paspaminė, okei, grįžti atgal ir čia žiūri iš moto, kad neišpušintų short arba žiūri longą. Ir tiesiog su ekonomika irgi, jeigu turi 500 arba full investuoja, arba tiesiog išmes draugui kokios dolberetas, jeigu jisai nori. Arba Kevlar perkė. Šitoj vietoj reikia pirkti full armorą, kadangi jie bus eco, bet jie forcina. Tai vis tiek, kai laimi pistol roundą, ant CT būtina pirkti armorą su šalmu. Ir šiaip tu norėtum investuoti į raundą kuo daugiau pinigų, kad turėtum didesnį šansą laimėti. Tai kitą kartą siūlau pirkti tiesiog MK su armoro normaliu ir util ten kiek išeina. Čia tiesiog flashą įmetė. Blogas, aišku, bus posižininkas, bet... O jisai kokioje pozicijoje lošia? Čia pagal mane jis longę žaidžia vis laik? Jo, dažniausiai jisai longą. Longą ir jisai arba apsus tada eina iš po longo pušina, arba grįžta atgal į longą. Bet šiaip pagrindė tai jis vos ne midą visą tą pikina.
Nu jo, bet čia, kad pykint šortą, tai yra savižudybė biški. Ja, tai aš tą bandau ir išaiškinti visada. Kodėl jis yra ateitina, jeigu tu mirė apsuose? Kodėl jis bananą ateitina? Pala, kas čia vyksta? Bananagi žmogus dar nemirė. Kodėl jis yra ateitina? Nu čia rotacija irgi buvo visiškai nelogiška. Nelogiška visiškai rotacija. Čia vėl tas pas buvo, savapu buvo ir žmogus mirė. Savižudybė čia pykint. Ta myda. Realiai, jeigu dar gerai rampa tenai žaidžia, ne ant tos rampytės, o apačioj, tai ten iš vis nušauti labai sunku. Va šitoj vietoj girdi, kaip žmogus bėga irgi per lėtai sureagavo. Tiesiog žmogus bėga, daro steplus. Tai... Čia, kad neįda midina, oi, kad neįdina mida gerai. Bet va toliau, kodėl jis yra ateitina, koks tikslas? Kur jisai bėga? Čia tiesiog double pikino, nieko negali irgi pasakyti. Irgi be tikslo pikino. Nes, pavyzdžiui, čia šitoj situacijoje galėjo daug geriau sužais, pavyzdžiui, jisai va ateina į ruinsus. Kur tas žmogus? Ar čia mirė? Miręs jis jau. Va, žmogus stovi ant pirmo, jisai ant antrų boksų, jisai mato, va čia kaip prabėgo, jis matė, kuris yra. Tai va, šitam žmogui reikia duoti kontaktą ir tik tada šitas žmogus turėtų pykint po jo kontakto. Tai žino, kad čia šitas yra B. Nesimetė smauką, šitas žmogus girdi stepsus, nežinau ar info davė ar nedavė, bet tiesiog pagal viską kaip turėjo jisai sužais, jis turėjo šitas žmogus gauti kontaktą, tada po šito žmogaus kontakto jis išpykina bananą. Šitas žmogus nušoksta čia biški bando išgyventi kuo ilgiau, o tu jam tiesiog laikai krosą, o taip ir vėl krosą laikot. Nu, čia būtų daug geriau sužai save. Aišku, jisai išgyveno, šitas žmogus gerai sužaidė. Po to vėl nusižudė bananai. Bet va, jo žaidimas longė baigėsi, jis tiesiog bėga įmesti į bananą neįdą ir jis tiesiog viskas, longas žaidimas baigėsi. Ir rotacijos visiškai neaiškios. Jeigu nori rateitinti B, tai maždaug rateitiniai B tada, kai žmogus miršta, ne? Vat tu irgi čia šitoj situacijoje irgi blogai, kad rotuoji, nes tu bananos kontrolės visiškai neturi. Tai jeigu esat 4v5, reikia kažką prasispaus, prasipušint kartu, ne? Tai toks dalykas. Reikia suprast, kada rateitinti šis. Čia gerai, kad nušoja, bet vėl čia yra klaida, kad shift pikina į angle. Parodysiu, kaip irgi reikėtų pikint angle normaliai. Čia vėl girdi žmogų. Va čia aš biškai nesuprantu, kodėl jisai pajudėjo. Jeigu jisai žino, kad čia žmogus yra, jisai girdėjo, tai tiesiog holding, kam va judėt vėl. Kaip jis jį pamatė ir pradėjo judėt. Ir realiai jam tas pakišo koją, dėl to jis nepasiėmė kilą. Nice, čia gerai buvo. Nice shot. Gerai, apsu tikėsi. Va čia yra geras pavyzdys, kad tu tikėjais šitam triple boxe ir tu tiesiog tokį greitesnį piką padarai su kraučiu. Čia buvo geras pikas. Visus taip turėtum clearint angle maždaug taip. Malodės. Laimėjai raundą, rodas.
piko. Va, čia vėl geras pikas buvo. Vėl su intuicija pikino, kad gali kažkas būti. Ir nušovė žmogus. Čia gerai buvo. Jo, bet koks tikslas taip rizikuot, prašokt midą, kai tu tiesiog gali bėgti apsus, va taip, ir užlipti čia apsus, jeigu tu eini apsus. Biški nepagaunu, kame čia esmė, jo, nu, tipo, tiesiog bėg be, va, per čia be jokios rizikos, va čia yra į kitos apsus, kam čia šokinėti, dar galva paskytins, gal dar kažkas atsitiks. Nieko neturiu ką pasakyt. Nu, vat jisai biškiai yra pasimetęs, jisai žaidžia longę, jisai kartais prašoka į shortą, po to jis nubėga į apsus, taip. Jis reikia turėti vieną poziciją, kurioje tu nori žaisti ir tą poziciją reikia išmasterinti. Nes tik tada tu žaisi gerai. Va šitoje vietoje vėl pikas su shiftu, čia nėra, čia yra labai blogai. Pikint su shiftu midą. Visada tu turi tikėtis, kad kažkas midą tave gali holdinti, tai tu turi prieiti arti prie sienos ir radui daryti su counter strafe. Tai parodys, kaip išplėjant midą. Čia vėl tiesiog biški lakas, kadangi bėgo, viską pataikė. Šitą vietą reikėjo tiesiog counter strafe daryti. Va, kaip maždaug va čia normaliai pikinai, nes jau žinojai info išką. Bet čia jau geriau pikinai, bet tiesiog serialą pavidušuotę. Va šitoj vietoje vėl 500 pinigų, last roundas, nu taigi nusipirk tos dar 2 flash'us arba defuse kitą. O čia geras play'is. Geras šito. Tai savo nieks nepahodino second mido, kas buvo čia. Šitas žmogus nepaholino. Pagal viską jisai turėjo paholint, jo draugelis, o jisai čia gerai nepušė. Vėl ta pati situacija su pinigais, tiesiog jeigu kažką pirki, nu tai investuok. Viską investuok. Ir va, kadangi nepirkai armorą, iš karto gauni aim punch'as, o iš karto ir tiesiog miršti. Tai aš siūlau visą laiką armorą pirkti, o ne granatas. Čia gerai. Vienas vadus tam. Vienas vadus situacijas, čia tas, ne? Nu, jis tipo turėjo advantage'ą, kad jis išėjo iš dūmo, bet tiesiog jisai čia pasiėjimas shit buvo. Prastas ėjimas pas jį buvo dėl to. Šiaip nebuvo čia labai blogas sprendimas. Aišku, su draugeliu nubėgti buvo logiškiausias sprendimas, bet jeigu jis čia tai pasirinko, tai čia nebuvo labai prastai, bet tiesiog pasižiūrė prastas ėjimas buvo šitoje vietoje. Pasakysiu toj, kas čia buvo prastai. Nu, kraučino vienoje vietoje stovi ir tada čia, man atrodo, net vėl kraučas vietoje stovi. Ir po to blogas counter strafingas ir po to jau dar judai kai šaudai, tai čia yra labai prastai. Šitam atveju reikia išmokti kaip pikint ir counter strafint ir netupėti vietoj reikia. Tipo, jeigu yra žmogus čia ir tu jeigu tupi vienoje vietoje, tai tu labai esi lengvas targetas. Tai reikia jam parodyti, kas yra counter strafing, kas per dalykas. Bet šitoje vietoje, nu, jis turėjo laimėti šį fightą. Bet va čia vėl jisai vėl ir įpykino, nesuprantu dėl ko. Gerai, kas buvo čia? Čia geras pikas buvo, bet jis tiesiog autėimino. Arti sienos jau vaisvingit, bet vėl crouchą pahitino, dėl to pralaimėjo. O, vėl startas midė, jisai stojo AFK, nu. Kas iš to? Jis laukia, kad kažką už jį komanda padarys. Čia nice shot buvo, geras pikas čia buvo.
okei. Oi. Nice shot. Situacija. Šitoj vietoje va, vėl 2 štukas turi, nu tai pirk full util. Kas neleidžia full util pirkt. Čia sumanimas geras, bet tiesiog nepataikai, bet kažkas nauja jau, gerai. Ir va čia, va, žiūrėk, ta teammate'as eina shiftu viską, o tu pradedi bėgti. Ai, nu jo, okei, jisai irgi pradėjo bėgti, tada okei. Tada okei. Nieko tada. Bloga. Bet šiaip jeigu ta teammate'as dažniausiai eina shiftu, tai tu irgi norėtum shiftu. Neišbeitinti. A, vėl tiesiog vietai stovi. Kraušina ir vietai stovi, čia labai yra blogai. A, čia gerai buvo. Čia gerai buvo. Okei, tai... Pradedam nuo CT. Tai va, pirma klaida, kuri buvo, tai labai dažnai shift pikinai į angle, va, pavyzdžiui, angle, va taip va shift pikinai savo demo, buvo šitam short'e irgi shift pikinai va taip pavapą. Tai kaip turėtų atrodyti maždaug, jeigu tu esi su USPu arba nesvarbu su bet kokiu ginklu, tu norėtum tiesiog įsivaizduot, kad tarkim jis gali būti čia. Ir maždaug išpikini su AD, ne? Nepadarai garso, tada gali vėl shiftu biški paėt, pasitaisai shortą, AD shortą, okei, jo nėra. Nes čia common pozicijos, kur dažniausiai tiesiog žmonės būna ir tu tiesiog norėtum jos išprefirint, ne išprefirint, bet tiesiog tikėtis jau, kad jie gali čia būti. Išpikini ir tada gali vėl pasitraukti su shift arba dar gal su crouch'u paklėrinti ir taip toliau ir nueiti į savo, nežinau, į kokią nori poziciją. Toliau, jeigu jis longą žaidžia, jis visą laiką neįdina midą, čia tipo gerai, čia logiška, bet tiesiog tada maždaug gal stovi šitoj vietoj, tiesiog longę, holdini midą. Galbūt šitoj vietoj gali paholdinti, jeigu žmogus bėgs second midą, taip fast midą, gausi čia fightą. Tai va. Bet jokiais atvejais čia nereikia mes šitą taip neidą ir tada tiesiog bėgiot va ratais, nubėgi į library, o nieko nevyksta, bėgo atgal. Nu, tiesiog stovėk savo pozicijai, pavyzdžiui, bananas žaidėjas dabar miršta, dabar jau rotating reikia į B. Ir dažniausiai rotatindamas į B norėtum šiaip pasilikti dūmą, kad galėtum jos irgi pablokuot, atbėgdamas šio tokį va dūmą įsimest. Kad jie negalėtų tiesiog B execute daryti. Bėgti kiaurai. Jo. Molotovas irgi tinka, čia va Molotovą įmeti, čia va gali biškį padžiglint. Gali gal ant timingo pagaut, tarkim, man nušauni, viskas atsitraukia. Jeigu nieko nevyksta, irgi pasitraukia, bet tu turi maždaug būtų apskaičiavęs, kada Molotovas irgi dings, va. Aš dar galiu laikyti, galiu. Va, toj molis baigsis viskas, aš pasitraukiu, kad manęs nebepykintų iš pito. Jo, yra toks irgi playus, realiai galima įmest tokį. Jeigu, pavyzdžiui, žaidėjai midą nepykina enemy, tai visi meti molį, jį užgesini ir tiesiog flashiuką čia įsimeti. Bet čia kai turi šūdį nabajų. Nes va čia taip žmonės žiūri ir flashas pareina, net nemato, kaip iš dūmo įskrenda flashas ir full blind. Tai čia irgi toks playukas yra. Toliau buvo tokia situacija, kad jisai čia va crossino taip shortą, nu, tai tiesiog atbėgi va pro čia ir lipi į tuos sepsus. Timingogi vis tiek tu čia nelabai laimėjai, nebent būtum bėgęs į boilerį, tada jo suprantu, būtum pikinęs čia kažką ir taip toliau. Tada jo suprantu čia. Tu šį bananą žaidė, ne? Jo, pats bananą. Okay. Nu, šiaip yra toks playus, tiesiog į šitą kornerį, jeigu įstakini ir va čia yra tokia balta dėmė ir čia jeigu jump throwini flashą, tai čia va kas bėga, va taip, jam full blind, tai realiai su šito playu, su šitojo flashu,
tada jo galima čia prašokį midą, jeigu jie Ir nemolino pikintis bolerio, jo, orientą. ir pikini, jo, ir flashai, ir čia nušaunima žmonės. Tai čia irgi dar toks pleiukas, kokį galim padaryti. Nežinau, tiesiog reikia longą išmokti žaist, reikia suprasti, ką reikia daryti, kada rotating. Tai rotating tada, kai miršta B žaidėjas, arba tiesiog paprašo pagalbos. Jeigu tarkim čia tau longą pasmaukina, nu, tai gali arba iš arko žaist, arba tiesiog įsisprogdinti dūmą, jeigu dar turėsi. Tai čia gaut fightą, jeigu ne, tiesiog atsitrauki čia, pažiūri biški apsus, shortą. Maždaug taip turėtų atrodyti longas. Reikėtų tada išmokti clearint realiai visus angle, nes man atrodo longė už T-side va čia, kur dūmas buvo ir pasislėpiai, tai tiesiog reikia normaliai išclearint angle, tai kaip atrodo normalus clearinimas, tai va tiesiog visus angle išclearini su AD. Tarkim, jeigu shortas yra nepasmūkintas, tai pirmas shortas išsiclearini, tada ateini atgal prie šitos sienos ir vėl išsiclearini čia va visus pikus. Ir aš net darau jokio stepo, jeigu su AD normaliai padariau. O galiu kartais su shiftu paėti išclearinu angle. Tarkim, arkui gali būt, opa, aš prefairinu jį su intuicija, kad jis gali būt. Opa, gali būt gal čia kažkur stovėta, ne? Čia išsiclearino, tada library kitas angle yra. Biškai gali didesnį straifą padaryti. Čia pasižiūrėt, kampą išsiclearinto ir tu įne. Ir taip nepadarai jokio soundo. Tai maždaug taip atrodo clearinimas, čia visų angle absoliučiai. Tas pats apsuse, tas pats short'e, tas pats bananai ir taip toliau. Už T-side'ą irgi visiškai nieko nedarai, tiesiog mesdavai šitą granatą ir stovėdavai ten, laukdavai, kol draugai kažką padarydavo, tik tada žaidavai mid-roundą kažkokį. Tai kadangi tu esi visai neblogas žaidėjas, tau tiesiog tuos dalykus reikia patobulinti, tai nu, reikėtų kažkokią pasimt kontrolę, kad po to galėtum laisvų į tos saitus nueiti. Tai tarkim, bananos kontrolė, kur visi absoliučiai kovoja, tai ir daugiausiai veiksmo būna. Tai pats kaip mesdavai ten molotovą va čia į karą, kad negalėtų pikinti čia biški pastovi. Gal flišiuką va tokį užsimetė ir pikinį. Gali pakovoti arba, nežinau, tiesiog palauki, kol jie meta neidus, paholini, pažiūri, ką jie daro. Gal savo draugą vėl paprašai flashų į karą. Pavyzdžiui, jeigu jie ima bananą, smokina čia ir ima bananą, va, flashas jeigu atskris, jis full blind va čia bus ir tu išpykini timingą. Nori nueiti į apsus irgi čia normaliai viską išclearint. Nu jo, dažniausiai kaip Inferno mes ką darom, tai pasiemam bananą, tada vieną paliekam ant karo holdinti, o visi keturi likę tada varo ją. Arba kartais pamiksuoja tą patį bananą. Jo, nes tipo, gali ir tai būt, bet tarkim, enemy turės 2 smaukus visą laiką. Nu, jeigu ims va čia bananą, mes bananą smauką, tai jie turės vieną. Bet jeigu jie neima bananos, jie tiesiog įsimeta molius, tarkim, nepasiemė, jiem nepavyko bananos kontrolę, nu tai tu po to bandai išveisinti jų smaukus, kad vieną kartą pastabdytų, ne antrą kartą pastabdytų, opa, jie nebeturi dūmų, viso, mes jau tada galim išeiti. Tai kaip išbeitinti jų tokį utility, tiesiog įsimest porą flashų, nežinau, arba gali savo dūmą su jų dūmu ištreidinti, nes tu vis tiek kaip pliusą išeisi, jeigu jų dūmą su savo dūmu ištreidinsi. Nu ir tiesiog tada kartu išeisit saitą, tas pats ir myda. Reikia kokią nors priešą padaryti, kad jie kuo mažiau utility turėtų sustabdymui ir tada galėtumėte išeiti. Tai va, maždaug kažkas tokio ir reikia tos pratimus daryti, kaip tau rodžiau tos 5. Jam reikėtų irgi daryti tos pratimus. Nes pasižiūri, prastai buvo su trackingu, jis dažniausiai žmogaus, tipo, kaip čia pasakyti, ne tai, kad nemato, bet pamato ir iškart sprieina, bet jis nu, jokio adjustmento nedaro ant žmogaus, tiesiog pamato ir iškart sprieina, nesvarbu, kur jo crosshair'as yra. Tai jis turėtų tiesiog va, išsipykint, maždaug adjustint savo crosshair'ą ir tik tada šaudyti. Dar jo klaida buvo, kad jisai tiesiog čia va, vietoj kraučina ir stovi tiesiog vienoje vietoj. Tai ką reikėtų daryti, va, čia pavyzdžiui, jeigu jau pakraučinai, vėlgi AD va, šauni, nereikia kraučinti, tiesiog reikia su counter strafint.
Counter strafingas per dalykas, tai va tiesiog, jeigu tu eini su D raidė ir paspaudė A raidę, tu tampi taiklus ir nejudi. Tai pavyzdžiui, jeigu aš dabar eisiu su A ir paspausiu D ir aš iškart šaunu, aš taikliai šaudau. Tas pats su W, jeigu su W einu ir S paspaudžiu, lygiai tas pats, taikliai šaudau. Jeigu su S ir W paspaudžiu, lygiai tas pats. Tai vėl šitą reikėtų irgi išmasterint, kad pajaustum savo counter strafus, kad kulkos tą tiesiai skristų. Ten, kur tu nori, kur ta krosėras yra, va, tarkim, mida, va, pita išklėlinį, va, viskas, man kulkas taikliai šaudos ir dar aš kartais pajudu, va. Aš dar galiu pajudėti, bet aš viską taikliai šaudu, nors aš judu. Tai maždaug reikėtų counter strafingą išmasterint, reikėtų trackingą biškį patobulinti ir tada visai neblogai, turėtum daugiau potencialą biškį geriau žaisti CS-ą. O šiaip, nežinau, dar kažką turi paklausti iš vakar, tarkim, dienos, kur kažko neatsimeni, galiu vėl parodyti. Aš dabar pagalvojau šitą iš longo į midą, flashą kažkokį, kad galėtų midas pykinti. Daleiskim, nori pasipykinti. Nes aš seniau mokėdavau ant CSGO, bet dabar nėra nei ten tų. Aš tipo tokio gerą lainupinę nežinau, bet aš tiesiog, ką žinau, tiesiog bet kokiu metu. Irgi. Ai, nu aš panašu irgi metu tik tai su abiem nuspaudimais. Ai, gal palauk, kažkur gal ir taikytis. žinau, leis prisimint, va, man to žinau, va, čia yra longo, va čia ateini iš arkos ir va čia meti, va šitoj vietoj. Ir šitas flashas tiesiog sprogs tavo midą, tai jeigu jis nenori papykint, boom, flashas pykini, tai maždaug va, jeigu čia va midė, va, full blind. Pasižiūrim, ar Meksiko blind, irgi turėtų blind, va, viską blind. Nu tai va, maždaug čia ateini šitoj vietoj ir maždaug čia meti, virš stogo. Ką dar tau nori, kad parodyčiau? Tada B egzekuto iš banano. E, Nes aš realiai va po kairę, kur būdavo tas taikydavau, net nežinau, kairiai, dešiniai dabar kažkokie metalai yra kvadratiniai. ja. Tai aš tau Jo, galiu... šitas ir į B raidę tada. Jo, aš tau galiu parodyti, kokius aš žinau. Aš, pavyzdžiui, iš čia metu ruinsus. Tai, pavyzdžiui, žiūrėk, matai mano ranką, ne? Mano ranka apgaubė visą lempą, matai? Tai Pirštus su man. dviejet realiai. Jo. Tai maždaug aš eimenu taip, ruinsu dūmą iš šitos vietos. Ir jie įkrenta. Ir čia molotovas yra. Šitoje vietoje molotovas yra new box, o čia už antro. Ir va dega. Ir čia dega, šitoje vietoje dega, žmogus su tavo molotovu, su tero molotovu iš čia niekur stovėti negali. Šitoje vietoje. Nes dega triple boxas ir čia va viskas Plačiau, dega. biškį. Jo. CT dūmas gali būti toks, flashai irgi jump throw gali būti, gali paeit. Čia va saito flashas. Bet čia gaus ir maniškiai, jeigu... Jo, pušins. pirmą tai flashin tiesiog, ta viški čia stovi, įmeti pirmą flashą, ne, nes jie nespės dar atbėgti. Tipo, aišku, nu, maždaug tu flashini, kai jie čia yra flashinu saitą, bam, flashas eina ir tada tu virš CT flashini, ne, šitoj vietoje maždaug taip su shiftu. Ir jie neturi CT žiūrėti, nes va, sprogs už jų, jeigu jie va taip pabėgs. Ir blindint CT, tai va čia, jeigu turėsi smoką ir, pavyzdžiui, bus pabūstintas žmogus, jisai bus full blind porą sekundžių. Tai spėsi čia prabėgt. Aišku, reikia tik tais nepamiršti pakolinti arba išklėrint vėl iš naujo. Ir jo. Yra CT dūmas iš šitos, man atrodo, vietos. Jo, va čia. Čia va visą būstą gaubė. Yra iš čia smokas, ateini šitą kornerį, eimini šitoj vietoj 2 klikai jump throw. Šitas smokas irgi į CT nukrenta. Iš šitos vietos yra CT dūmas, o čia eimini 2 klikai jump throw. Molotovas yra į darką šitoj vietoje. Viršų gal biškai. Nu čia, man atrodo, nuo šito dalyko. Įkrenta į darką. Ir yra flashai va čia prie kopičio šitoje vietoje. Ir šitas flashas tavęs neblindina, jeigu bėgs. Sprogsta gale fontaną. Man atrodo, va čia tik tais blindinas tave.
Jo, šitoj vietoj tik tais. Tai gali šitoj va vietoj mest flashus. Nežinau, kaip ir tiek. Tiesiog už T-side, jeigu nori daug impakto turėtų, nori imti space'ą. Ir su tuo space'u tada galvoju, kur eiti, ar eina į B, ar eina į A. Ir tiek. Nežinau, dar kažką paklausti turi? Realiai dabar klausimų nėra. Nu tai jeigu atsiras kažkokių klausimų, kaip visada parašysiu. Jo, Kažkaip gerai.